Na ką, labą vakarą. Sustinkam vėl, labai karšta, šiandien pagaliau atšilo vėl, 27 laipsnių šilumos. Tylus gražus vakaras, jokio vėjo, jokio nieko. Ir sugalvojom mes pašaudyti, tuo pačiu parodyti jum pneumatinį šautuvą Baikal. Jisai yra 7,5 džiaulių galios. Nėra jisai galingas. Yra spiruoklinis, graištinis. Turi dvigubą saugiklį. Turi labai fainą riešuto buožę. Dar kartą parodysiu modelį. Įsigijome jau jį pakankamai senai. Taikiklis mechaninis, reguliuojamas, patys prišaudim. Čia vat yra modelis. MP512 4,5 kalibro. Tikrai labai kokybiško plieno. Ką dar čia apie jį parodyti. Labai kokybiška buožė padaryta. Visur inicialai. Tai vat atrodo. Tai vat atrodo plauštas. Taip, apie šautuvą būtų tiek, paskui dar parodysim, ką mes šaudysim. Naudosim Magnum Pointą 4,5 mm šovinukus. Tai vat atrodo šis pirmas. Tada naudosim Rescorpion. Su smailiais galais. Ir tada naudosim Wasp. Tokiais bukais galais. Tai vat naudosim visus tokius tris šovnukus. O šaudysim į medį. Šaudysim į Pringles buteliukus. Šaudysim į aerozolį. Ir šaudysim tokį pasidarę esam taikinį. Čia va tai vat mes jau vieną buteliuką sušaudėm. Matot, kas iš jo lieka. Čia yra sušaudytas su tuštuovoriniu 7,5 džiaulių Baikal. Matot, kartais kiaurai praeina. Matot, kaip išlanksto. Matot skylės. Čia viskas yra su Baikalu. Tai va, pamatavom. Atstumą 16 metrų. Šaudysim iš 16 metrų. Pažiūrėsim, kas gausis. Jūs aišku viską matysit. Kaip čia viskas taškysis.
Nu ką, pažiūrim. Pažiūrim rezultatą. 16 metrų, va, kaip sulenda. Kaip sulenda kulkelis. Dabar pažiūrim Pringles buteliuką. Kiaurai, kiaurai. Kiaurai, 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 kiaurai. Įėjo, išėjo. Įėjo, išėjo. Žiūrim kitą. Skylės, skylės, skylės. Įėjo, įėjo, įėjo. Išėjo, išėjo, išėjo. Žiūrim mūsų aerozolinį. Neblogai. Į kantą aerozolio. Šitaip įlenkt ir praplėšt. Pagalvokite, jeigu į užpakalį. Šitaip eitų. Taip, čia naujų skylių neatsirado. Labai čia jau toks judantis visas, vieną pataikai visi nuvirsta. Tai va, toks yra Baikalas. Baikalas 4,5 pneumatinis šautuvas. Ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų susitikimų. Toks va gražus vakaras.